ūgis. Pirmasis meta Martynas Gecevičius, pusfinalyje surinkęs mažesnį balų skaičių. Na ir štai, finalas. Pasiruošę, pradedam. 1, 2. Labai stabilus metimas ir puikiai atlikimo technikas. 5 taškai pirmoje serijoje. 6, 7, 8, 10 taškų. Bent jau po pirmųjų 2 serijų atrodo, kad gali būti rimtas konkurentas Gertui Kiulemei. Štai dabar jau šiek tiek nusimušė taikiklis. Svarbiausia yra antras, paskutinysis metimas taiklus. 12 taškų. Taip, jaučiasi nuovargis, viskas krenta į priekį lanko, reiškia, nedadirba riešas. 13 taškų. 14, 15, 16. Na, rezultatas slidus, bet visiškai gali pakakti. Finale nugalėti prireikia 20 taškų. Šiandien 18 taškų. Toks yra atskaitos taškas Gertui Kiulemei antrajam finalo dalyviai. Buvęs Kauno Žalgirietis ir suprantama, jog šiame finale daugumos turbūt Kauno komandos gerbėjų simpatijos yra pusėje. Taip, intriga nusimato. Jau prasidėjo jaudulys. Ir tarkim, tas metimas jau nebe toks vienodas, kaip buvo anksčiau, kad kaip automatas mesdavo. 5, 6, 8 taškai. Martynas Gecevičius surinko 18. Reikalingas labai sėkmingas finišas Gertui Kiulemei. 13. Taip, labai įdomi kova. Nėra. Na ir 14. 15. Reikia sumesti abu likusius. Laikas ir baigėsi ir eilinį kartą galima pasakyti, visos prognozės žlugo. Taip, iš artimiausių prognozių tai, kad Kiulemei dalyvavo finale. Na, norėčiau pasveikinti Gecevičių, kadangi puikiai pažįstu jo tėtį, tai yra puikus žmogus ir matosi tokio stipraus charakterio sūnus. Yra jaunas, vienas iš perspektyviausių žaidėjų Europoje šiuo metu ir norėčiau palinkėti jam sėkmės. Šiuo metu jisai Lietuvos Ryte. Na, kad papultų į Lietuvos rinktinę. 18-mečiai krepšininkai laimėti prieš tokią daugybę patyrėjusių snaiperių. Didžiulis laimėjimas ir